Top Sporto lyga jūsų ekranuose ir šiandien su jumis sveikinamės iš prezidento Valdo Adamkaus VDU sporto centro. Jame šiandien Top Sporto lygos lyderių dvikova Vilniaus Žalgiris ir Kauno rajono Hegelman. Buvo rezultatyvios 2 ir 4 įvarčiai, 2 mačai buvo komanda, būtent Hegelman ekipoje ir atsiskleidė šis futbolininkas. Čia smūgis į vartus. Jau ne vieną pavojingą epizodą ir šiandien komandai sukūręs. Čia galimybės, čia smūgis ir visai šalia vartų. Šnekas čia leidžiasi į ataką. Artiomas Ščedri. Dar vienas jo smūgis ir vėl Ščedri. Jo perdavimas Kaderui. Čia kamuolys vartuose. 1-0. Patrikas Popescu išsiveržė į priekį Kauno rajono Hegelman. Na ir ką ir kalbėjau, Žalgirio klaidos kol kas yra akis badančios ir Hegelman galų galiai pusėjus pirmajam rungtynių. Jo tolimas smūgis ir iš vartų kamuolys iššoka nuo vartų konstrukcijos. Ojojoj, pralaimi dvikova prieš Zaharį. Golubickas. Čia Antalis, jo smūgis ir kamuolys vartuose 1-1. Na, apie ką aš ir kalbėjau, kad Liviu Antalis tikrai yra specialistas būtent tokiose situacijose, kai apsisukęs iš pusės žingsnio. Čia geras Antanavičiaus perdavimas, Tordajus lieka stovėti vartuose, Popescu, Ribeiro, jo smūgis ir nepavyko kamuolio į tolimą vartų kampą nukreipti. Čia dar viena klaida, Patrikas Popescu, jo smūgis ir dar kartelį vartų konstrukcija yra sudrebinta. Kontrataka, Klaudijus Upstas. Kairė koja ir ojojoj! Kiek kartų šį dalyką mes jau matėme šiame sezone, bet nėra įmanoma sustabdyti Klaudijaus Upsto. Atrodo taip fantastiškas Klaudijaus Upsto šūvis į viršutinį vartų kampą nuo skersinio. Čia dar vienas smūgis ir dar vienas įvartis. Triumfuoja Hegelman ekipa. Vilius Armalas sugeba pasižymėti po Artiomo Ščedri perdavimo ir Vilniaus Žalgiris atsiduria labai arti. Ribeiro, aišku, yra į gynybą orientuotas keitimas. Čia Jurijaus Kendišo smūgis. Vieninteliai, kurie šiame sezone įveikė Vilniaus Žalgirį. O čia dar gali ir Matas Vareika pasižymėti. Vareika, kulniuku perdavimas atgal ir nepavyksta išleisti kamuolį į užribį. Ir tai yra viskas. Kampinio nebebus. Kęstutis Bartuškevičius skelbia apie šių rungtynių pabaigą. Rungtynių, kurios baigėsi Kauno rajono Hegelman pergalė.